Alio, kvietėt adminą, kas čia vyksta dabar? Jo, matos, kas čia vyksta? Nu ką, tu čia prisidarai mašiną pasiėmė ant savęs? Ne. Žiūrėk, aš karočią iškart su šito driftkaro važiavau. Oi, karočią šito driftkaro iškart važiavau, visas šitas degė pas mane kelias. Po to karočią pasatėjau į garažą mašiną va šitą ir ji dingo. Išėjau iš mašinos, aš tapau eglutę. Po to norėjau, karočią, įlipti šitą savo mašiną, darbinę. Aš, karočią, dabar aš mašina, kas čia dar čia Lauk, daug minutę patikrinus logus, nes matau, moteris tikrai yra serverį. Nes kelių žmonės jau nužudė kažkas. Patikrinau logus, kažkodėl žinokis rodo, kad tu nužudėjai kelis tos žmonės. Pačiam Paleto ir Los Santose buvo vienas žmogus. Ne, gali dvi. Su sprogdinimu, aš nežinau, tu moteris man atrodo. Nebūsi tikrai? Ne, bazarą duodu, kad nieko Kada nesišau. atėjai į miestelį? Aš mieste labai seniai, čiųjų metus beveik. Metus? Pirmą kartą tokius dalykus, nu beveik čiųjų. Tai kaip čia supras dabar, metus žaidai ir dabar jau pradėjai modinti? Aš sakau, seniai, aš nieko nemodinau, čia kažkodėl pirmas kartas taip aš nieko nedariau. Yra GoPro, karočią sufilmuota, viskas matosi. Turiu nufilmuota. Nu ble, man logose rodo Adrian 4X nužudė kitą asmenį. Vienas Paleto, kitas Los Santose. Bazarą, noriu karočią, pasičeką ateit pasidaryti į Crime Voice Call ateiti. Discordą. Ką padaryt? Pasičeką. Ai, tipo, parašyt, kodėl pas mane toks dalykas vyksta? Ne, pasičeką, į Voice Call ateisim, mes screensherinsi ir parodysi. Video, tipo? Nu, pascreensherinsi, sakau, nu. A nežinai, kas yra screensherinams? Nelabai seniai. Ekraną savo vaizdą pasidalinti turėsim. Ai, tai kur pasimatyt su jumis, kad parodys? Nu į Discordą! Gerai. Tai koks jūsų Discordas? Tai tu metus laiką žaidi projektį ir tu net nesi mūsų Discord'e. Aš esu, aš sakau, tipo, koks tai pagrindinį Voice Call ateik, aš to prijoininsiu. Žinok, aš dabar labai esu užsiėmęs, aš tau siūlyčiau nueit persiskaityti iš naujo serverio taisyklės ir tada sugrįžti. Tau relogą kaip tik dabar reikia pasidaryti, nes neis nuimt šitų mašinų. O gal jeigu tikrai yra modelis, aš įsiaiškinsiu ir užbaninsiu tada. Ne, aš tik tau bazarą, karočią, prisiegu, kad niekokio modo nesinčiau. Aš paprastai nesuprantu, kas čia vyksta. Gal man, karočią, užvykti ir ateiti ir bus viskas normaliai, aš nesuprantu vapšė. Ne, nu matai, aš dabar žiūriu logus ir labai keistai tu čia elgiesi, šneki kaip išsigandęs, neišsigandęs, aš nežinau, kas tau yra. Ir realiai galvoju, kad tu modelis dabar esi ir galvoju baninti ir galvoju kokiam laikui, bet sakau, atsijunk, pasidaryk relogą, persiskait tik taisyklės prieš tai, o aš nuspręsiu, ar tave baninti ar nebaninti, nes žinok, logas tikrai viskas į tave. Gali man paklausyti, galit? Nu, klausau. Bet jeigu aš, kaip sakot, kad turiu kažkokius, karočią, atsisiuntęs programėlės, kam man buvo kažkoks, karočią, pliusas rašyti reportą. Nu va būtent, va modeliai taip ir daro, kas prisimodint, paskui įsikviečia reportą ir tada tie pagalvoja, kad nekalti bus. Tai čia, žinok, čia ne priežastis. Bet karočią, prisiegu, nežinau, ką aš tau galiu paaiškinti, bet karočią, pirmą kartą nieko, tipo, niekada nešinčiau. Alio, tu čia normaliai mane iš mepo net metinėjai, tu kaip sakai, ne modelis, ką? Nu aš sakau, to prisiegu. Nu kaip, neišteleportavai iš mepo? Aš tau sakau, dabar atsijungi, persiskaitai taisyklės, o aš nuspręsiu, ar tai banint ar nebanint. Nu tai atsijungi tada. Tai man... Kad bent jau 30 minučių tave serverį nebūtų. Nes kitaip žinai, kas bus. O per tą laiką aš tau duosiu žinot, koks tavo Discordas yra? Pandolfi. Pandolse. Tai vat aš su tavim susisiektų į Discordą, tau parašysiu dėl nuosprendžio, supratai? Bet girdi, koks tavo Discordas? Rodžė. Rožė. Tai, karočią, tai gal man, karočią, ekranų su tavim padalintis ir tu viską pats pamatysi. Tai aš tau sakau, logus dar persižiūrėsiu per tą 30 minučių laikotarpį, kad nematyčiau serverį, kad nebūtų jokių, žinai, sutapimų. Persižiūrėsiu logus, tu persiskaitys taisyklės iš naujo. Girdi, turiu dar klausimą. Jeigu, karočią, tau parodys vis tiek, kad, tipo, kažkokias aš turiu, kaip tu sakai, man rodo, kad, tipo, kažkas prisinčiau. Tai mane ant visada užblokos, ar tipo... Taip, visam laikui bus banas. Bet, karočią, galiu, karočią, užmigti ir ateiti ir pažiūrėti, ar vėl toks dalykas bus, ar ne. Tai sakau, 30 minučių laikotarpį, kad nematyčiau. Alio, girdi? Ponas, 266. Kiek mačiau skraidai čia su nauklipu, alio, kaip čia dabar suprasti?
Atrodo normalus pilietis, skraida čia dabar su nauklipu. Kaip to moderiauti yra normalu? Dabar ateini į Crime RP Discordo voice call'o, darysim PC čeką tau. Ir tuo tarpu, kad dabar atsijungtum iš serverio ir būtum Crime RP Discord voice call'e. Darysim PC čeką. Turi 10 sekundžių atsijungti ir būti voice call'e. Laikas eina, 10 sekundžių. Žiūrėk, atsijungia. Tai ir gali atbaninti. Važiuoju. Eiktina. Aš bugintas esu. Bugintas. Bugas aš esu. Valio medicinos pagalba. Ką dar pasakysiu? Pateisinat medikų pagalba. Galit padėti, man problema yra. Psichologų nėra. Man reikia pagalbos. Stovėjau. Pagalbos reikia. Kažkos, ko tau reikia. Pagalbos. Kokio? Medikų pagalba. Pagalba. Važiuoju su jumis. Pataratata. O, ne. Man kažkas ir negerai. Kur tik įlipa į mašiną, taip ir skraidom. Aš brokuotas, man atrodo, esu. Man reikia išlipti, palauk, išlipsiu. Man lagin internet. Bet jie ID to numatė dabar. Nu ir kas tas ID? Suderint. Ką gera? Sakyk man lagina. Nebe huėliu. Ateik į Friko Discordą pabazarint. Ahuėna? Aš jo, tu. Nelabai. Aš tai vienas, žiūrėk dabar kas bus. Nereikės sakyti, kai žiūrėk, kas dabar Išbanins tave. Ahujienas aš dabar. Matai, aš ahujienas. Atakink jo. Dabar sugrįžk, sakyk, nu aš ahujienas. Admin spear ban. Bet aš padariau, man atrodo, kažkam. Moderiux šiam 9.